Žodžiu, labas Justina. Sveika. Aš tave noriu pristatyti. Gavau pastabų, kad nepristačiau. Tai va šiandien aš kalbuosiu su Justina. Ir tai yra psichologė, masažo specialistė, lektorė, pirtininkė ir šiaip žmogus, su kuriuo galima pakalbėti iš tikrųjų daug temų. Ir mes šiandien turim vieną labai aktualią temą, kuri, aš ją pavadinau Iššokom į rugsėjo traukinį. Sveikinu. Aš nežinau, man atrodo, kad ne vienai man aktualu ir vat kaip mes tame jaučiamės ir ką mes su tuo galim padaryti. Aš manau, kad mes prieisim kažkokių realių pasiūlymų, ką mes su tuo galim padaryti, bet pradžiai reikia susivokti, kas čia iš vis vyksta ir kodėl tai vyksta kas metai. Ir kodėl mes kažkaip tai vis, kaip sako kelininkai, nepasiruošę druskos normaliai, kaip pasninga, tai mes nepasiruošę tam startui žemam. Kaip tu jautiesi, kaip aplink tave jaučiasi? Kaip lekiančiam labai greitai, dideliu greičiu traukinį, kur švilpia vėjas pro langus ir nespėjai nei įkvėpti, nei iškvėpti. Tokia savijauta, nes aš pati esu mama ir išleidau 3 vaikus į mokyklą. Ir tai yra miestas, šiuo atveju Vilnius, didelis miestas kaip Lietuvoje. Su kuo susidūrei? Pojūtis, kad reikia vytis kažką, kad reikia kažkur labai suspėti ir jausmas, kad klausimas, ar čia suspėjai ar ne. Ir jeigu mes matuotume minutę, ar ne, kiek trunka minutė? 60 sekundžių. Tai greitis toks, kad atrodo, jinai pralekia per 30 sekundžių. Kas atsitinka? Kas atsitinka? Ar čia yra apskritai ne tik tai rugsėjo reiškinys? Aš manau, kad tikrai ne tik tai rugsėjo reiškinys. Ir kadangi vasara, kai viskas žalia, atvira, aukštas dangus, akims daug peno yra, tada daug kelionių, atostogų ir taip toliau, tai žmogus kažkiek nuo to atsitraukia. Nors manau, kad vis tiek toj inertijai gyvena daugiau ar mažiau, tik viskas persikėlė į atostogų realybę ar ne ir kontekstą. Bet iš esmės, jeigu imti visą mūsų metų ritmą, kaip mes čia gyvenam, tai manau, kad mes lekiam begaliniai didelėje inertijoje. Ir kelčiau klausimą, tai kur mes bėgam, kur mes lekiam, ką mes čia norime pasiekti, nuveikti ir beliekdami tempiam paskui save vaikus, arba jeigu vaikai mus aplenkia, tai mes bandom pasivyti. Žodžiu, kažkoks nesibaigiantis maratonas vyksta. Ar tau atrodo, kad tai liečia tik tai žmonės, kurie turi mokyklinių vaikų? Aš manau visus, apskritai visuomenę. Netgi gal taip sakyčiau, kad ar mes mokam ilsėtis, ar mes mokam sustoti, ar mes mokam iškvėpti, ar mes mokam stebėti, nurimti ir būti, nes yra tas, angliškai doing ir being. Tokie 2 žodžiai. Darymas ir buvimas. Tai to tokio darimo, manau, kad mes tiek sukūrę esam savo kasdienybėje, ko gero net nelabai ir susimastom, kad daryti reikia daug ir greitai ir generuoti rezultatą, nes galbūt kitaip nebūsi kažko vertas ar verta. Čia jau didelė diskusija šitoje vietoje ir klausimas, ar mes būnam, ar mes stebim, ar mes ilsimės, ar mes iškvepiam. Daug galėčiau žodžių naudoti, bet pati dabar save girdžiu, ką aš sakau, ir aš kalbu apie įkvėpimą ir iškvėpimą iš esmės. Ir man atrodo, kad šitoj inertijoje mes ryjam įspūdžius, mes ryjam įvykius, springstam nuo to, bet toliau savo ryjam ir tada nebelieka atokvėpio, atodusio. Nes ką tu čia dūsausi? Nedūsiau kaip kokia senutė. Žodžiu, čia daug būtų, galima tokių, daryti palyginimų. Bet toks įspūdis, kad mes kažkur labai lekiam.
Jo, tai va apie tai, kur lekiam, kas ta varomoji jėga, kuri, nu, mus priverčia, iš tikrųjų, toks jausmas, kad anksčiau viskas buvo lėčiau, žinai, netgi, ta prasme, man toks jausmas, kad visame tame sraute, kuris dabar yra, nu, velniškai greitai besisukantis, atsiranda tendencijų lėtėti. Žinai, ką pastebiu? Sijungiau visiškai naują, čia metų gal senumo filmą ir tai buvo veiksmo filmas ir aš pamačiau lėtėjimo tendencijų tenai. Ne tiek daug actiono, ne tiek daug iš tų kadruotės, gal aš kažkame tam tą įžvelgiau. Plus, dar pastebėjau naudojama filmuose sena muzika, senesnio laikotarpio. Ir netgi vaikam, iš tikrųjų, tai netgi kažkur, aš galvoju, jie to laikotarpio net negyveno, bet jie tame, va, 80-ųjų ritme įžvelgia kažkokią tai ramybę. Pastebėjai, neklauso taviškiai ritmo senojo. Būna, kad pasitaiko senesnių ritmų. Nes jie įdėti į serialus dabar. Ir va, aš dabar suprantu, kad nauja mada yra lėtėti. Nu, mes apie tai pakalbėsim, bet kas varo iš pradžių? Pradėkime nuo to, ko mes nepamatom. Mes lyg ir žinom, kad rugsėjo 1 artėja. Jau savaitę prieš 2 gal net, kai kur anksčiau gali pradėti matyti plakatus, lozungus, kaip bus smagu grįžti visiems į mokyklą, šventė. Ir kai tu paklausi tos realybės vaikų, tu supranti, apie ką ta šventė, kur čia, ką mes nuoširdumo truputį pasigendu. Aš suprantu, kad komercijai reikia parduoti produktą. Jinai yra varomoji jėga, kad mes pasiruoštumam ir kažkodėl tai mes vis tiek kaip nepasiruošę. Mus pagauna labai staigiai. Gerai, kad dabar yra tų būrelių, kurie atideda ten vieną dieną, ne nuo pat rugsėjo 1 ar 2 pradeda kokį ten svarbų būrelį. Bet kas mus skatina judėti? Tie vaikai patys, atrodytų, pradeda ieškoti tų užsiėmimų ir vis daugiau ir daugiau. Kur mes lekiam, kaip tau atrodo? Manau, kad be galo sudėtingas klausimas, reikalaujantis tokios, žinai, kontempliacijos, apie ką čia yra. Aš netgi kelčiau klausimą, ar apskritai įmanoma tam pasiruošti. Na, tai tokiai virtiniai, lavinai įvykių, užimtumo, būrelių tų pačių žygių, renginukų ir taip toliau. Man tai daugiau gal, žinai, minčių kelia, o kas vyksta mūsų kūne, kaip mes tą išgyvenam, kaip patiriam. Nes toks įspūdis, kad mes patiriame stresą, nes mus kažkas puola. Man atrodo, mūsų visai vidiniai sistemai toksai iškilęs yra tarsi pavojus. O kas varo, tai gal vidinis nerimas netgi. Jis sukelia tą nerimą tada. Gal mes nebemokame iš vis būti tyloje, nes čia toks, žinai, ir platesnis klausimas, va, kodėl reikia tiek daug įspūdžių, kodėl reikia tiek visko daug kimšti į save. Ar tai yra dėl to, kad yra taip sunku būti tyloje, nes kai esi tyloje, tai pradedi girdėti vidinę realybę, ar ne? Ir ją matyti ir girdėti tikrai nėra lengva. Ir tada tam, kad, nutildyti, tai ką ten viduj ląstelės kužda šnapžda, tada reikia kažkaip pasimaitinti išorę, kad va čia būtų to triukšmo, kad nuolat kažkas zvimbtų aplink ausis. Ir tada, tarsi nekelia tai ramybės, bet ir užtildo kažką, kas yra labai tikra, labai gilu. Čia mano tokia nuomonė yra. Ir nebūtinai patogu. Žinai, būna tų poilsio akimirkų, kai leidi savo ten pakvėpuoti, arba nueiti kažkokią įstaigą, kur galima pakvėpuoti, arba tiesiog, jau matai, kad nebepaeini, tiesiog paguli. Gerai, gerai. Bet kažkas spiria į subinę ir tada sako, viskas, jau eini dabar, jau darai, jau vėl. Ir mes vejamės kažką. Lyg ir atrodo, kad visą laiką bėgam iš paskos to traukinio, kuris važiuoja be galo dideliu greičiu. Ir tam traukiniui vis tik yra kažkoks tai startas. Rugsėjo 1 tai jinai tokia bazinė stotelė, man atrodo. Ir va ta vasara pas mus labai ir sezoniškai, manau. Mes dar ją imam. Jeigu dar geras oras, va toks kaip dabar, mes dar imam kiekvieną savaitgalį, jamam ir
ir ten visaip kaip išnaudojom, nes tai baigėsi. Ir, nu, vat, sezoniškumas labai didelis, plus mes prieš Kalėdas turim dar vieną, nežinau, kaip ir finišą arba tarpinę, dar vieną stotelę, pavadinkim, kai visi atsiskaitimai, nesvarbu, suaugusių, vaikų, visi pareina į vieną savaitę. Man tai yra žiauru, aš nežinau, mes aišku labai norim pamatyti, kaip čia mums koks rezultatas viso to mūsų traukinio važiavimo, bet aš galvoju, nu kodėl visi visuotinai tai daro, kodėl mes, vat, nu gerai padarykim sausio vidury, nu kas atsitiks, dabar jau vakarėlius įmonės daro, jau išskaido per mėnesį, nes vietos nėra kur, tai čia dėl to manau, nes šiaip tai visi labai gražiai susigrūstų vieną dieną ir būtent tą. Ne, ir mes tą poilsį vis daugiau jo jamam, vis daugiau tų dienų pasidarom savo poilsinių, jeigu jų išpuola tarpe vidurio savaitę, laisvadienis dar visi dasimetam. Ir tai yra normalu, man atrodo, nes mes traukiny. Ir vat, ta prasme, mūsų traukinio idėja, kažkas apgalvoja ją, kaip tu manai, kur ta mūsų galutinė finišo tiesioji, kur link mes čia varom ir ką mes čia užgyvensim, bagažą, srautą, įspūdžių begalinių. Aš manau, kad kažkas yra susiformavę mūsų kultūroje, kas yra labai įprasta ir savaime suprantama ir turbūt net nepasiekia sąmonės lygmenų, nes taip reikia ir taip daro visi. Gaujos arba masių psichologija veikia, aš manau, labai stipriai. Grįžčiau kažkaip tokia, net, nu, kaip prielaidą gal daryti, kad gali tai būti susijęs su savęs vertinimu ir savo verte. Prasme, kad sukurti savo vertę, tu turi kažką nuveikti. Ir tai yra toks pamatinis įsitikinimas, kad jeigu kažko ir nenuveiksi, nesuspėsi, nepadarysi, nepasieksi, tai tu kaip ir nieko vertas ar verta. Man atrodo, labai giliai gyvena šita gija mūsų visoje kultūroje. Aišku, tai labai tampriai susiję su vidiniu kritiku, nes ta varomoji jėga, nu, iš dalies žvelgiant į išorę atrodo išorinė, bet kita vertus, tai šiaip mūsų viduje sėdi balselis, kuris sako, eik daryk, nes neturėsi, eik daryk, nes nebūsi vertas, jeigu nepadarysi. Ir kažkaip tai yra tiek išsivystę į visuotinį lygį, nu, kad tenka siekti rezultatų. Tenka, va, kelk tikslus, skaidyk tikslus, daryk uždavinius, siek, pasiek. Kaip tu galvoji, mes pasitarnaujam vienas kitam šitoj vietoj? Kuria prasme pasitarnaujam? Nu, ta prasme pasitarnaujam, va, ta varančiaja. Nu, nepaisant kitų kaltų neieškokim, mes iš tikrųjų darom tą. Užkrečiam vienas kitą. Pažiūrėk, jeigu va, kažkas kažkur išvažiuoja, gal, ai, aš tai šią vasarą ten neišvažiavau, arba kažkur neišvažiavau. Arba aš va, tokių rezultatų nepasiekiau, arba aš ten neužsibrėžiau tikslų, nes kažkas visuotinai pasakė, kad juos reikia užsibrėžti. Ir va, aš kažko lyg ir nepadaręs kas kartą, nes mes kisocime gyvenam, tai mes bet kokiu atveju lyginam ir mes vieni kitus lyg ir pakurstom dar. Nu, žiūrėk, nu, mesgi galėtumėm ten, tarkim, vat, paprasčiausiai vat, mokykloje, ne? Nu, nepasakyti ten, kad vat, jau šią savaitę būtinai visi atsineškit viską, kas priklauso. Nu, duokim vaikam lėčiau, 2 savaitės, duokim, nu, tą mėnesį, nu, nerašykim jam pastabų, nebauskim. Nu, kažkaip, nu, supraskim ir tėvus, kad mes tada, nu, vienu įpū gerai, yra mokyklų, kur nereikia taip masiškai apipirkti, bet, nu, vis tiek kažko trūksta, išaugomi batai galų gale persiūti ar dar ten kažkas tai nesužiūrėta, nenupirkta, ne, visos ten, nu, pradedant nuo dokumentacijos, gerai, gal senesnė karta pasakys, ką čia dėjuojat, viskas dabar elektroniškai, viskas čia greitai, eilėse stovėti nereikia. Bet, nu, ta prasme, nuo to, kad elektrinė mašina skalbiami skalbiniai, gyvenimas nesulėtėjo kažkodėl. Toks jausmas, kad mes atradom laiko padaryti dar kažką daugiau ir mes ir tame nesam patenkinti, kam mes atradom tą laiką. Toks jausmas, kad tas pakankamumo jausmas sulig dozė įspūdžių jis neateina. Taip, jisai neateina, nes ne įspūdžiai kūrė pakankamumo turbūt jausmą. Dėl to, na, jisai to pakankamumo arba nepakankamumo. Mes galim maitinti save kiek tik norim, gausa rezultatų, patirčių ir viso ko.
bet pakankamumas, pasitenkinimas toks gilus savimi, vertė gyventi, kad aš esu verta gyventi, be jokių išorinių patvirtinimų, paskatinimų ir taip toliau. Kol šito nėra, aš čia galiu kalnus nuversti, man atrodo. To neužteks. Ir dėja, bet, stebint žmonės ir dirbant su tai žmonėm, bet ir apskritai stebint aplinką, visuomenę, aš manau, kad to yra labai daug. Žinai, žmonės ties tam tikrų amžium, gal net, sakyčiau, 40, 40, nuo 30 pradedant jau, ir tai yra labai nedaug pagyvenus po mokyklos 10-metį vos ne, žmonės pradeda patirti nerimą. Taip. Iš to nerimo išplaukia panikos priepuoliai. Taip. Jie nežino to nerimo priežasties. Taip. Ir tas nerimas, jis yra kaip toksai suktukas, kurio, tikrąją priežastį atpažinti yra labai daug savistabos reikalaujantis reikalas. Taip, nes taip. Bet jeigu mes kalbėsim, bendrinę prasme, tai yra tas traukinys, į kurį sulipa krūva reikalavimų, žmonių, lūkesčių, savilūkesčių. Prasme to neapgalvoto siekio kažką padaryti, o iš esmės mes visi veržiamės kur? Prasme, mes veržiamės ten, kur mes jausimės gerai. Mes taip galvojam. Mes taip galvojam, kad, iš esmės mes visi ir norim jaustis gerai, Taip. tik tai tas veiksmas, kurį sulig tuo, ką reikia padaryti, mes to jausmo kaip ir jį atidedam labai kilometrais į priekį. Ir gaunasi taip, kad kai padarysiu tą ir tą, ir ką reikia, nes, tai priklauso tokia dabar visuomenė, taip jinai sudėta, jos tokios varomosios jėgos, mes esam sraute, viskas pagreitėjo, aš turiu, duok dievę, išgyventi, duok dievę. O kad ten apie jaustis kažkaip tai gerai, čia yra prabangos reikalas. Ir tada mes kompensuojam nenuoširdumu, veidmainystę, nenuoširdžiais pasakymais apie tai, kaip jaučiuosi, neprisipažinimu, nekalbėjimu apie tai, iš vis negvildenimu tokių temų, kaip mes čia dabar sėdim, nes aš tikrai jau susidūriau su žmonėm, kurie sako, kaip jie jaučiasi šitą pirmąją rugsėjo savaitę, šiltą, malonę. Ir netgi per vasarą labai girdėjau tokių žinučių, kad žmonės nespėjo atitrūkti. Pas mus vasarą taip praeina. Prasme, mes net nespėjom, mes dar ir tenai, kaip tu sakai, pasiemam savo kitokias dozes įspūdžių, nes ją reikia jamti. Taip galvojam irgi. Jo. Tai va, ir paieškokim tų gal instrumentų, kas mums padėtų šitoj vietoj susivokti, kas bus tos priežastys, į kurias mes turim atkreipti dėmesį, kad mes pamatytumėm, kas čia vyksta, kaip čia išgyventi, ką imti, ko neimti. Paieškokim tokių detalių. Manau, visiems čia bus pravartu pasiklausyti, išgirsti, nesvarbu girdėję, ne, bet pasikartoti taip irgi bus labai gerai. Daug dalykų tu mini iš tikrųjų ir atrodo, tik kiekvieną sakinį ar gerai, tai, ką tu vardini, norisi reaguoti. Jo. Aš tai, žinai, nustebint ir tai, ką tu dabar papasako ir apskritai stebint aplinką. Aš tai mąstau, kad mes atėję, šiuolaikinės kartos, mes esame atėję iš laikmečio, kur mūsų tėvų tėvai susidūrė yra su labai dideliu trūkumu, neturėjimu, galbūt badavimu, stygiumi. Ir tai, kad tu kažką turėtum, tu turi labai sunkiai dirbti, turi labai pasistengti ir nueiti labai daug kilometrų. Čia aišku, kokia nors prievartos tema, tai čia iš vis atskira tema, bet iš esmės tai yra mūsų žemių žmonės yra daugybę metų vienokiu ir kitokiu būdu prievartauti, tai reiškiasi netekę savo nuosavybės, netekę savo asmeninės erdvės, savo turto, savo kūno, savo dvasios. Netgi maisto. Maisto, jeigu taip žiūrėti fiziškai ar ne, bet labai daug ko neturėjo. Ir ar gali būti taip, kad per mūsų tą tokį kolektyvinį kūną velkasi trūkumo sąmonė?
Nes nu, mes galim, žodžiu, į savo kasdienybę gyvenimą žiūrėti kaip į gausą, kad bet aš kažką turiu, bet jeigu pas mus sukasi varikliukas, kad aš pastoviai kažko neturiu, man pastoviai kažko trūksta, nu, tai reikia kažką daryti, ar ne? Kad turėti, kad gauti. Tai mes ta pereinamoji karta. Aš manau, kad taip, ir tai gali užtrukti. Dar tam švytuoklį į tą kitą pusę, kur kompensuojamės. Taip. Tai ta sekanti jau turėtų būti netokia varanti į priekį. Bet ir nežinau, žinok. Ar mes vis tik irgi su savo šaknim padiktuosim? Mes formuojam kontekstą, kuriame auga mūsų vaikai, ar ne? Ir jie mato, kad mums patiems nuolat kažko negana. Nes tas pasilyginimas su kitu, iš ko jisai ateina. Vat stebėk savo kaimyną, pažiūrėk, Facebooką paskaityti, ar ne, iliuzijų, tai jeigu jis pjauna žolę, tai aš irgi pjaunu, nes atsimenu, kad ir mano žolė nepjauta. Ir žiūrim, vat jisai šitą turi, aš tai neturiu, reiškia, ir man reikia turėti, ar ne, ar mes skaičiuojam, mes matuojam, ir tai yra susiję su mūsų pačių verte. Ir ta vertė mūsų kaip žmonių yra labai sužeista, aš taip galvočiau. Ir būtent dėl tos daugiasluoksnės įvairialypės prievartos, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogaus ašis yra pažeista, žmogaus pamatinė vertė yra sužeista. Nes man atrodo, čia tas mūsų lėkimas, skubėjimas, tai ar gali būti taip, kad mes tiesiog bandom įrodyti kažkam, kad mes esam verti būti čia. Ir kažkam ir savo turbūt. Gražūs, pakankami, kvalifikuoti, kompetitingi, verti, naudingi, bet kad mane mylėtų kažkas. Nes viduje klausimas, kiek tos meilės yra savo. Mes gal ir vėlgi gimė toj kartoj, kur ten šilumą ir meilę taip sąlyginai buvo galima gauti ir demonstruoti ją irgi nebuvo labai tokia vertybė. Nes nebuvo erdvės jausmams, dėl to, kad buvo labai daug neigiamų jausmų, sudėtingų, sunkių jausmų, tai tiem tai iš vis nėra kur tenai pasidėti. Ir tada žmonės užrakindavo į savo kūno užkaborėlius, bet per daug džiaugtis irgi kaip ir ne, ar ne? Tai toks... Kaip per daug džiaugdavaisi, išveždavo į Sibirą. Tai mes, ta prasme, kad jeigu istoriškai žiūrėti, tai yra taip, viskas buvo suspausta, aišku, ačiū Dievui, kad išgyveno ir nepalūžo žmonės. Bet toj nesąmoniai, pasąmoniai, čia skirtingus tos galime terminus vartoti, kolektyviniam visam lauke, mes esam trūkume ir mes bandom jį kažkuom užpildyti. Tai aš vieną iš tokių pamatinių priežasčių aš čia matyčiau. Ir kad tai yra ne vieno žmogaus reikalas, o toksai visuminis reiškinys mūsų kultūroje. Nes jeigu mes pasiimtume kitas kultūras, aišku, daug pasaulyje įvairių kultūrų yra patyrusios visko, bet tikrai galima nukeliauti ir pamatyti, kaip atrodo ir kaip jaučiasi ir kaip elgiasi žmonės, kurie yra labiau pakankami, kuriems labiau užtenka negu neužtenka. Kaip taisyklė jie yra lėtesni, jie niekur neskuba. Jie lėtai šneka, čia darysiu, čia nedarysiu, čia eisiu pagulėsiu, pailsėsiu, toliau dirbsiu darbą. Ir apie tą pačią mokyklą, moksleivius kalbėti, paimkim nors japonų, pavyzdžiui, ten iš vis pogulis pietų galbūt gali ar nebūtų suorganizuotas mokymosi proceso metu. Ir tai nėra tauta, kuri atsilieka, tai yra tauta, kuri kuria, kuri generuoja irgi labai kūrybinius produktus pasauliui. O mes lekiam, mes nepasilsim, bet mes nieko nesuspėjam. Ir mes dar kemšam daugiau. Ir aš labai šitą prilyginčiau būtent kvėpavimui, įkvėpimui ir iškvėpimui. Man atrodo, mes įkvėpinėjam, nuolat įkvėpinėjam, kol pradedam dusti. Ir tas dusti, tai reiškia ir tą patį nerimą, ir panikos atakas, ir visokius epizodus. Aišku, čia didelė įvairovė yra ir daugybė kompleksinių priežasčių. Bet iš esmės tai yra dusimo apraiškos. Jau yra tiek visko per daug, kad mano kūno sistema nebepavelka, nebepaveža. Nes aš nebeiškvėpiu. Nebėra vietos dar naujam įspūdžiui, bet kadangi, kaip ir reikėtų, ar ne, dar vienos kelionės, dar vieno būrelio, dar vieno koncerto, dar vieno kažko. Tai man kelia nerimą, bet visi taip daro, reiškia, ir aš turiu kažkaip tame išsikomplektuoti ir taip reikėtų. Vis tiek tas pavyzdys, kurį mes matom aplinkui, mus veikia. Ir
Nes aš pati esu tą perėjus, kiek reikia jėgų ir valios atsistoti ir pasakyti stop. Ir tikrai susidurti su dideliu pasipriešinimu. Tai ką tu čia šneki, tai ką tu čia savo galvoji, ką tu čia sau leidi. Nu, vat leidžiu. Bet tam, kad tai atsitiktų, tai tikrai reikia, nu, drąsos ir valios iš tiesų. Ir tai nėra labai lengva, nes puolimas irgi yra nemažas. Mes laukiam iš visuomenės, kad jį mum leistų, ar mes vis tik patys turim savo leisti? Aš manau, kad mes turėtume patys savo leisti, bet mūsų vidinė valia ir vertė yra pažeisti. Ir, na, reikia tikrai praktiškai pačiam duoti savo leidimą. O kaip tu manai, nu, vat, ugnies šiek tiek įmeskim. Sako, didžiausias progresas įvyksta nepatogiose sąlygose. Diskomforte, strese. Apie šitą augimą pakomentuok, kaip tu jį matai. Žinai, vat, šitoj vietoj dar apie stresą norėtųsi labai taip trumpai, kad, nu, nemaišyti irgi supratimo, nes daug mes girdim stresas. Tas biologinis stresas, kuris mums reikalingas, kad mes iš vis išliktume ir išgyventume, kai yra pavojus, kai mus kažkas puola, kad mes pabėgtume arba pasislėptume, arba ten sustingtume ir panašiai. Ne? Tai aišku, mes greitai reaguosim ir labai greitai, kad išgelbėtume savo gyvybę, nes, nu, taip mes funkcionuojam, žodžiu, kaip gyvūnai, pavadinkim taip. Kiek to streso reikia, kad tai būtų progresas? Jo. Kad mes nenustotume maukti, nes, kaip tu sakai, tie žmonės, kurie tenai gyveno galbūt netokiom atšiauriom sąlygom, jie yra lėtesni, bet augimui vietos, nu, čia aišku irgi, kaip tu sakai, reiktų kalbėti, kas tas augimas. Kas tas augimas yra. Ir aš galvoju, kad, nu, vat, asmeniškai kaip žmogus, ar ne, aš galiu norėti sugalvoti kažką išmokti, kažką pažinti, kažko pasiekti. Jeigu tai eina iš mano vidaus ir aš jaučiu, kad man tai yra svarbu, man to reikia, aš manau, tai yra vienoks kontekstas. Bet jeigu aš patiriu spaudimą iš išorės, kad man to reikėtų, nors mano viduje tai nėra tokio poreikio, bet aš esu paveiki išorės primestam poreikiui ir jeigu tokiu atveju aš sieksiu augimą, bus visai kitas kontekstas. Ir vienu atveju aš tikėtina judėsiu link labiau pasitenkinimo, kitu atveju aš vis tiek gyvensiu trūkume. Nes išmokstam paveikų žmonės, palankesni žmonės arba tie, kurie nemoka pasakyti ne, jie išmoksta klausyti to konteksto, kuris jiem pasako, kaip reikia daryti. Jie įpranta, kad yra nusprendžiama, kas bus ir po ko bus. Ir apie tą sakymą ne, iš tiesų va dabar labai išmokim sakyti ne, yra daug tikrai ir literatūros, ir knygų, ir mokymų ir taip toliau. Man atrodo, mūsų kultūros žmogui pasakyti ne yra be galo sudėtinga. Dėl to, kad būtent yra pažeistas pamatas, iš kur tas neateina, iš vidinės stiprybės, iš vidinės ašies, iš vidinio žinojimo. Tam, kad tai manyje būtų, nu, reikia didelį darbą nudirbti iš tiesų. Nes ne sakymas yra nelegalus vaikystėje, yra nelegalus paauglystėje ir taip toliau, ir taip toliau. Sakykime, kažkas vyksta gyvenime ir man sako, tu va imk ir šeria tiesiog, ar ne, ir man jau gana. Ir aš sakysiu, ne, aš nenoriu. Ir man tada, bet ne, tu privalai. O tada, kai mes užaugam, mes nebegalim pasakyti ne, nes tiesiog valios jau atrofavėsi tie instrumentai ir tada mokaisi iš naujo, bet mokaisi, man atrodo, tik tai tada, vis tik labai keista iš tikrųjų, kad mūsų varomoji jėga yra negatyvas, neigiamos situacijos. Nu, turiu omeny, kad vis tik labai keistai skamba, kad žmogus be sunkių situacijų jis nelinkęs žiūrėti, jis nelinkęs ieškoti, jis nelinkęs uždavinėti klausimų, jam jie nekyla. Jis tiesiog pripranta, kad viskas yra suprasta, pasakyta, kaip daryti ir su tuo traukiniu važiuoti toliau. Ir kartais tokiem žmonėm netgi tie, kurie uždavinėja tos klausimus,
atrodo, kad jie patys savo ieškosi problemų, kad jie jas susikuria, išsprendžia, filosofai daugiau mažiau, kad ieško kažko ir taip čia viskas aišku. Tiesiog galima būti ir tame, galima būti tokiame, nu kaip ir pasakyti, neieškančiam momente, bet man atrodo, kad tas neieškojimas ir, kaip sakyti, tų klausimų nekelimas irgi toks iliuzinis gaunasi. Jeigu mes turim, tarkim, nu, va, tas pavyzdys labai rugsėjinis mokyklinių vaikų ir žmogus nekelia savo to klausimo, iš kur tas nerimas, o kodėl aš pykstu dabar ant tų vaikų, ar jis kaltas, kad jam reikia nupirkti batus ir staiga nupirkti visus aplankalus, knygas ir taip toliau, bet aš pykstu tai ant jo. Ir žmogus, kuris neieško, jisai savo to klausimo gal ir neužsiduoda. Jis tiesiog, o tas žmogus, kuris nori pakeisti arba kad kažkaip jaustis kitaip, daugiau atkreipia dėmesio į tai, kodėl va tai įvyko ir ką su to galima padaryti. Iš čia tas ieškojimas. Ir jeigu žmogui, kaip tu sakai, pavyksta savo ieškojimuose ateiti kitos ašies, ir jeigu mes tai pavadinsim dideliu darbu, didžiuma sakys, ką man to reikia, paprasčiau gyvenkim. Taip. Ir vat, bet tada, tai irgi yra teisė ir taip būti. Gerai, bet tada mums reikia tų paprastesnių instrumentų. Kad vis tik mes sugebėtumėm, jeigu neišgyventi, tai ir normaliai gyventi. Taip. Tai ką tu darai, Taip. kad pajausti savo ašį, kad atrasti balansą su visu tuo, kas vyksta? Taip. Taip, aš pirmiausiai tiesioginė ta žodžio prasme sustoju. Čia yra pirmas žingsnis, nes man atrodo, jokio aš klausimo nesugebėsiu užduoti, kol aš nesustosiu. Ir tiesiogiai, prasme, aš einu, darau, veikiu ir tada stop. Gerai, dabar aš stebiu, kas vyksta mano kūne ir ką aš matau aplinkui. Ir va tada aš keliu klausimus. Čia toksai vienas iš, sakykime, labai paprastų ir kartu nepaprastų. Nes atrodo, tai jo, tai kas čia yra, imsiu ir sustosiu. Greitų žvilgsnių apžvelgiu. Deja, ne, jo, iš tiesų sustoti. Va taip, net aš, mano kūno kalba, sustoti, ar ne, ir aš darau pauzę. Ir tai yra susijęs su viskuo, kas yra apie mus, mūsų kūną, mūsų visus kūniškus sluoksnius, pauzė, ar ne. Ritme visada yra pauzės, ar ne. Muzikos kūriny visada bus pauzė. Bet kur, žodžiu, darau pauzę. Kartais ta pauzė iškalbingesnė negu tūkstančiai žodžių. Taip, pauzė. Tada iškvepiu. Dabar labai dažna yra įkvėp giliai. Kad kartais nėra iš ko iškvėpti. Tu sakai, pirmą iškvėp. Ne, mano atsakymas yra įkvėp giliai. Tai reiškia, kad nėra kur įkvėpti. Prasme, yra toks spazmas kūne. Čia galima net fiziologiškai labai greitai ir lengvai paaiškinti, kas vyksta mūsų kūne, kad mes nebegalim įkvėpti, ar ne? Tai žodžiu, iškvėpti, nėra iš ko iškvėpti, vis tiek nors mažą lašelį iškvėpti ir tada tik tai įkvėpi. Ir vėl tada, ir tas iškvėpimas tai toksai kaip stumimas iš savęs, iš esmės, kaip aš net kartais žmonės kviečiu per vaizdinius, kad pūs kaip vėja iš savęs išpūstum. Mokau, realiai žmonės mokau ir pati tą tikrai praktikuoju, iškvėpti. Tam, kad atsirastų vietos įkvėpimui. Nes visa tai, ką mes veikiame, yra įkvėpimas. Aktyvioji fazė yra įkvėpimas. Įspūdžiai, veiklos, kas tik nori, yra įkvėpimas. Kur mes iškvėpiam? Niekur. Tai va čia antras toks labai paprastas. Sustoti, žodžiu, pauzę ir tada iškvėpti. Nes iškvėpimas irgi yra pauzė iš esmės. Ir trečias dalykas, ką aš tikrai, atsakant dabar į tavo klausimą, ką aš tikrai darau, tai aš kiek įmanoma daugiau laiko leidžiu gamtoj. Ir ne tai, kad apsirengus ten madingą žygių aprangą su nuliovais batais einu į takutį pavaikščiot, kas irgi yra labai gerai, bet aš einu į gamtą, kuri yra laukinė. Aš nusiaunu batus, kokius ten beturėčiau, ir einu basa. Jeigu lyja lietus, aš tiesiog leidžiu, kad tas lietus mane liestų. Jeigu einu į vandenį, tai einu ir leidžiu savo jausti tą vandenį. Žodžiu, viską, ką aš veikiu gamtoj,
leidžiu, kad kuo daugiau mano fizinis kūnas būtų sąlytyje su gamta. Aš savęs nesaugau nuo gamtos, bet aš einu į kontaktą. Ir tas kontaktas iš tiesų mane išvėdina, mane atgaivina ir man padeda sustoti. Čia gal reiktų paminėti, kad tu kaip ir įjungi tos pojūčius, kad vyktų ta sąveika, kad tu, ta prasme, jaustum, bet nesipriešintum, negalvotum, kaip tau reiks džiovintis po akimirkos, bet tiesiog tame momente. Ir aš tikrai toj gamtoj susirandu daugybę elementų ir čia tik fantazijos reikia, čia labai greitai ir paprasta. Ką aš, pavyzdžiui, stebiu? Ir aš, aišku, pati susigalvoju, tarkim, jeigu aš patenku į kokį nors mišką, nu ir aš vaikštau ir žiūriu, mane kažkaip traukia, kokie čia yra takeliai. Ir aš tada su savim susitariu, kad dabar per šitą pasivaikščiojimą miške aš stebėsiu visus įmanomus takelius. Ir tada įsijungia toks tarsi vidinis žaidimas, ir čia labai yra apie čia ir dabar elementą, kada aš einu ir tyrinėju, oho, čia toks takelis, čia pasuko, čia susikryžiavo, čia 7 takai sueina į vieną tašką. Ir tada toks įsijungia stebėtoja, vidinė Justina stebėtoja, kuri ir žaidžia su tą aplinką ir tikrai labai greit patenka į dabarties momentą ir tokiu būdu atsitraukia į šalį visa skuba, reikalavimai, sąrašas uždavinių, kuriuos aš turiu atlikti ir panašiai. Gerai, jeigu tu turi vaikų. Taip, turiu. Ir pradedant nuo ryto. Taip. Nu, tarkim, yra tavo laikas galbūt, yra, kai jie jau diktuoja savo sąlygas ir grįžta namo ir yra jų laikas. Ir dažniausiai aš netgi pažįstu žmonių, kurie savaitės dienomis savo net apie tokius dalykus net, kaip iš pasakos, tu čia kalbi dabar, žinai, miškas, takeliai kažkokie tai. Tai jie savo neleidžia, viskas yra suplanuota, dienotvarkė ir kaip tu patartum gerai, tu čia yra laikas kaip ir savo skamba, o jeigu su jais, kaip su jais kartu išbūti, tarkim, pilni namai vaikų ir vakaras, tamsu, ką darai, praktiškai pakalbėkim, ką darai. Kai jau vaikai miegot nueina? Nebūtinai, kai jie nueina, su vaikais. Tarkim, ar mes galim save regeneruoti su vaikais? Aš manau, kad galime ir ką aš darau, gal ne kiekvieną dieną, bet aš mokau vaikus, kad aš esu žmogus, kad man reikalingas poilsis ir kad yra visiškai legalu ir mano vaikai tą jau moka ir išmokę yra. Jeigu aš pasakau, kad man dabar reikia 15 minučių pabūti tyloje ir į visus klausimus aš atsakysiu po to, tai yra legalu. Taip, bet vėlgi tu kalbi apie sau. Taip. Su vaikais. Be to 15 minučių sau su jais kartu. Ar darai kažką, kas būtų ir kartu ir jiem tuo pačiu, nes, žinai, vaikas jisai gal kitaip restartuoja ir suaugęs mėgina jis kitam ir kemša tos įspūdžius, kad tais įspūdžiais neutralizuoti kitus įspūdžius, kurie buvo prieš tai. Tai čia yra toksai nubandymas. Būna taip, kad tu nueini į gerą filmą, išeini ir tau atrodo net kita erdvė. Būna, kad nueini į blogą filmą ir niekas nepasikeičia. Nu, žodžiu, mes ieškom tų restarto momentų. Kartais tikrai techniškai nėra galimybių. Nu, mums COVID-as įrodė, kad mes uždaryti namie ir būna vienoje erdvėje su visu tuo, ką turim. Bet patarimas, daug šeimų išbirėjo tada. Ką daryti tada? Kaip tame jaustis saugiai, oriai, produktyviai, šviežiai, ne tai, kad jau laukti, kada tik tai ateis ta mano 15 minučių, bet tame turi patarimą, kaip būti traukinyje, kuris važiuoja. Aš darau iškvėpimus. Ir mano kasdienybėje ir ypatingai stipriai suspaustose sąlygose, kaip pavyzdys, ką paminėjai, COVID-as ar ne COVID-as ir panašiai, aš einu į lauką. Ir aišku, aš namuose turiu šunį, tai aš vedu šunį, be šuns. Aš einu į lauką ir kviečiu, einam, kas norim, prisijungiam kartu. Einam, vaikštom ir kai vaikštom, mes nekalbam apie namų darbus, apie kažką, nebent žmogui, šiuo atveju vaikui, kuris užduoda klausimą, aš į tą klausimą atsakau. Bet aš tą stebėjimą, pavyzdžiui, kaip pavyzdį paminėjau, aš lygiai tą patį skatinu ir darau su vaikais kartu, jeigu kažkas yra su manim kartu.
stengiuosi nedaug kalbėti, nebent vėlgi kyla kažkokie klausimai, bet būti patirtyje, žaisti, nuostabą savo įgarsinti. O, pažiūrėk, ar matai, ne? Man tai atrodo tokie paprastučiai, savaime suprantami dalykėliai, kurių gal ne visada ten visur fiksuoju, bet iš esmės aš net ir medituot, jeigu einu, esu tikrai pasiūlius savo mažiausiai dukrai, gerai, gulam kartu. Mes dabar nesikalbėsim, mes dabar tiesiog gulėsim, dabar va tiek ir tiek laiko gros ten kažkokią muziką, jeigu aš jau ją nesileisiu, ir darysim kartu. Aš mokau, sakau, ir tada mes pasileidžiam į kažkokį procesą. Nes pas mane, aš nesu susikūrusi kažkokio įsivaizdavimo, kad jeigu tu nori, čia paminėjau meditaciją, jeigu nori medituoti, tai jau gink Dieve, ten turi būti mirtina tyla, ar ne? Ir aplinkui, ir mintyse. O kodėl? Yra daug būdų, kaip ką padaryti. Tai reiškia, aš pasakoju, darau kažkokį veiksmą, kuris mane restartuoja ir kviečiu, prašau, junkitės. Darom kartu, būkim kartu. Nesistengiu užimti, nesistengiu pati apkrauti, perkrauti. Aš apskritai esu daugiau gal, kad reaguoju, kai kažkas, bet nenešu dar savo turinio. O tu dar imk šitą ir dar imk šitą. Ne. Man atrodo, aš sergėju tylos momentus erdvėje ir leidžiu jiems būti. Ir jeigu yra nuobodu kažkam ir sako, vaikas, man nuobodu, neturiu ką veikti, tai labai gerai. Tai mes dabar galim ir būti, va taip, nieko neveikti. Nes pas mane nėra vidinio variklio, kad ojei, jeigu dabar neturi ką veikti vaikas, viskas sugadintas. Tai nežinau, kiek atsakiau aš į tavo klausimą, nes čia turbūt daug tų spalvų ir pavyzdžių galėtų būti. Tu spalvink viską, ką tau norisi. Aš tiesiog dar turiu klausimą apie tą skolos jausmą. Ne tai, kad klausimą, bet tokia hipotezė, kad skolos jausmas, net nesvarbu kam, gali būti labai artimam žmogui, kad tu turi kažką, privalai. Tas neskolos jausmas vis tik yra dar viena, man atrodo, vieta, kurią apžiūrėjus, kad tu niekam neskoloji vis tik. Kad tu niekam nesiskoloji. Tai atpalaiduoja tiek spazmų, kad tu neskoloji vis tik. Nes tas skolos jausmas, jisai galimai dirba kaip variklis, kuris ir varo, ir kelia nuo sofos, ir tiesiog tu žinai, ką tu iki kada maždaug turi padaryti. Ir gerai yra žmonių, kurie savo tas ribas išplečia. Nesvarbu, čia nepamiegos, gerai, rytoj bus ten irzlesni, bet mes ten turėjom gerą laiką. Arba tiesiog nestato savęs į rėmus. O tas rėmas ir yra kažkokia ataskaita kažkam. Kaip skola. Kad iki to laiko jau jie turi miegoti, iki to laiko aš turiu padaryti tą, o rytdienai jau turiu būti suruošus tą ir tą. Ir man atsimenu, tai buvo nuostaba dar tokiam jaunesniam amžiui, kai aš sau leidau. Ir kaip tu sakai, kaip su tuo pasakyti ne. O aš tiesiog sau leidau. Aš nesakiau, ne, aš tiesiog sau leidau. Ir tas sau leidimas irgi kelia šoką žmonėm, kad žmogus gali sau leisti. Jis jaučia, kad jisai privalo kažkam būti atskaitingas. Ir jeigu aš nieko nesužeidinėju, neužgaunu ir aš tiesiog sau leidžiu, tai aš galiu sau leisti, nes tas leidimas sau yra toksai šventas reikalas, kuris irgi atpalaiduoja, jeigu tu gerai apžiūri, kodėl aš sau neleidžiu, o kas bus po to, jeigu aš taip, o kodėl aš turiu iki to, o kas bus po to, ir jeigu tu gerai apžiūri šitos klausimus, tai gal tas traukinys nebe toks baisus tampa, kuris važiuoja dideliu greičiu, nes mes kaip ir traukinio, kaip ir pakeisti negalim. Mes galim ten vieni kitiem mažiau spausti. Vieni kitus mažiau rėminti, kokie mes turim būti ir kokį kontekstą šiuo metu pasivyti, nes tos mados kaip ir drabužiai, jos keičiasi. Anksčiau buvo labai madingi tikslai, gal dabar jau tokie nebemadingi. Anksčiau buvo labai madingi dar kažkokie tai dalykai, dabar jau jie nebemadingi, kad tu privalai kažką žinoti, kad tu privalai ten kažką. Dabar aš jau girdžiu, kad tu nelabai ką privalai. Žinai, srautas tai yra didelis iš tiesų, aplink mūsų supantis informacijos srautas, pasiūlymų srautas ir tokių pasiūlymų, kurie labai kabina, žodžiu, kaip
stiprinti, kaip save sveikatinti, kaip tapti dvasingu. Čia toks vienas iš žodžių, kuriuo aš jau pradėjau vengti. Kaip tapti tokiu ir kaip tapti tokiu. Ir tas srautas aplinkui yra taip pateiktas, čia man taip atrodo, kad žmogus patiki, aha, tai jeigu aš šito pasieksiu, tai aš būsiu aukštesnio lygio. Aš jau čia dabar šaržuotų pradėsiu. Mes į lygį varom, reiškia. Mes varom į lygį, ar ne? Aš būsiu sąmoningesnis, aš būsiu dvasingesnis, aš, žodžiu, kalibruosiu ten daugiau aukščiau ir panašiai. Ir jeigu mes nepasidomim savimi, kaip aš funkcionuoju kaip kūnas, kaip aš funkcionuoju kaip juntanti būtybė, kaip pojūčių būtybė, žodžiu, viskas, kas mano čia viduj dabar cirkuliuoja, kas aš esu, ar ne, iš esmės. Tai mane labai lengva yra apgauti tada. Jeigu aš negirdžiu savo vidaus balso ir dar jeigu koks nors ten kritikas sako, davai, eik, daryk, nes ten bus būsi geresnis, ten bus gerai, nes tu gausi tą ir tu gausi aną. Tokių prisikuria, manau, kad ir iliuzijų tuo pačiu. Išorinių ieškojimų. Išorinių ieškojimų yra priklausomybių tam tikrų, prisirišimų tam tikrų. Ir prarandam vėlgi savo vidinį tikrą balsą, savo vidinį tikrą žinojimą, ar tai yra man, ar tai yra ne man. Kita vertus, kaip atsispirti tam išoriniam srautui, tai irgi yra nepaprasta, nes mūsų nemokė niekas, ar ne? Nes jeigu mes einam į mokyklą, tarkim, ten irgi yra didelis srautas. Didėjantis, augantis, sudėtingėjantis. Aš asmeniškai dabar skaitau tekstą skirtą vyresniems klasėms, ten lietuvių kalbos išanalizuoti, aš nieko nesuprantu. Kam tu jį skaitai? Man įdomu, bet aš nei ko klausę suprantu, nei kas ten parašyta suprantu. Gerai, bet domiuosi, ar ne? Bet aš turiu meni, kad nėra vietos, kur žmogus ir augantis žmogus viena, tai jisai yra nugalinamas ir, kaip čia pasakyti, nurašomas nuo savo jau esamų kompetencijų, tai yra jausti save kūną, kvėpuoti, to mažėja. Tada reikia susikimšti galvą, labai daug žinių, labai visko daug žinoti, prisiminti, gebėti, atsirinkti ir panašiai. Aha, ir tada, o kur aš esu, o ką aš dabar jaučiu, kas čia dabar manyje vyksta, tai tada reikia eiti kelią, kol vėl tu save išmokai. Tai, ką kažkada galbūt mokėjai, susigrąžinti. Kaip atsirinkti, kuriuo keliu eiti, irgi nebeaišku, nes pasiūlymų tai yra N+K aplinkui. Ir tai turbūt paminėsiu tą patį. Tada sustoji, darai pauzę, nes dabar niekas niekur tikrai nenukraujuos, žodžiu. Aš darau pauzę ir žiūriu, kas čia dabar vyksta su manim ir mano gyvenimu. Ar man taip tinka, ar aš norėčiau, kad būtų kitaip. Ar griūna, kai nieko nedarau? Ir aišku, kad niekas nesugriūna. Ir čia, man atrodo, mes ir malamės toj dideliai iliuzijoje. Taip, kad mes labai svarbus ir be mūsų sugriūna. Taip, galvodami, kad jeigu ne aš, tai čia dabar viskas. Jeigu mes čia nesėdėtume Ramune, tai šitas vanduo jau išdžiūtų, jau šitas medis čia nestovėtų ir šita žolė nežaliuotų. Aš čia juokauju, bet... Ir būtent tas apsidairimas aplinkui, leidimas savo eiti, žiūrėti ir matyti, kas mane supa, manau, kad įgalina tą pojūtį ir supratimą, kad viena, kad aš esu ne viena ir kad manęs užtenka. Tiek, kiek aš padarau, to ir užtenka. Jeigu kažko nepadarau, irgi yra normalu ir žmogiška. Tai, ką aš čia dabar sakau, reikėjo nueiti kelią, kad aš dabar galėčiau tai pasakyti. Ir dar netgi plus, kaip tu iš kokio konteksto į tai pažiūrėsi, kaip tu tai sakai. Čia, žinai, visai galima, visokių rakursų. Taip. Bet mes, žiūrėkim, tuo rakursu, kad tu savo leidi ir kad tu jungi tą stebėtoją. Taip. Ir stebėtoją dviem kryptim. Viena yra į savo ašį, į tai, kaip aš save jaučiu.
ir į tai, kaip aš stebiu aplinką ir kaip Taip. aš ją jaučiu. Stebėjimas vienu metu dviem kryptim duoda tokį pilną vaizdą. Aš taip suprantu tą pakankamumo jausmą. Taip. Net jeigu tai negebi neštis visada su savimi, tai tą akimirką tai tikrai labai labai užpildo. Ir tai yra tas, matyt, tas įspūdis Taip. labiausias, sodriausias, kurio mes ieškom, Taip. o ne tas toksai staigus fejerverkinis ir labai ryškus. Šitas irgi gali būti ryškus, bet tam matyt reikia labai sustoti, nes tas traukinys, jisai matyt labai didelius rautų veža. Taip. Ir mums atrodo, kad tie vaizdai bėga. Jeigu paklausi žmogaus, kuris, kiek jisai fiksuoja aplinką, turbūt susiduri su tuo, Taip, kad nedaug. susiduriu, kad nedaug. Kad Taip. nedaug. Jeigu kažką girdi, tai tada ne viską mato. Jeigu kažką mato, tai Taip. ne viską užuodžia. Taip. Jeigu kažką užuodžia ir mato, tai ne viską jaučia. Tai Taip. tų potyrių spektras, nes reikalauja įsijungti visą kūną, bet čia vėlgi dar viena tema ir dar vienas pokalbis. Taip. Tai jeigu taip rezumuojant, mes turim ką, dar trumpai pavardink, Kaip iš priemonių. ką mes darom, kad mes turėtumėm kokybišką rezultatą kasdienybėje. Traukinys niekur nedingsta, mes jame sėdim, važiuojam visi sėkmingai, tik tai klausimas, kaip mes tame jaučiamės. Ir mes norim kokybiškai jaustis, tai kaip tu sakai, mes, vienas tavo toks paminėtas buvo patirti žemę. Taip. Ir ko dabar dar gyvenantis kaime arba ten gamtoje žmogus turi galimybę išsiauti basas ir kaip mes sėdėti, nesvarbu, ten su mažu paklotėliu. Bet tas, kuris gyvena daugiabutį, tai jisai cirkuliuoja tarp asfalto ir aukšto kažkokio, ar ne? Ir tos žemės potyris bėgime. Čia gal reiktų iš to filmo, kai išsiauna batais ir tam plotelėje, kur prie medžio truputį patrepsi išseksti. Žinai, čia iškart papildysiu, kad tebūnie nudirbti darbą, fizinį darbą. Ten sporto klubas, einam sportuojam, ten einam pabėgiojam, einam ten važiuojam dviračiu, tai čia yra judesys, ar ne, fizinis aktyvumas ir taip toliau. Bet kad susisieti labiau su aplinka, tai kur nors susirasti galimybę iškepti savo rankomis duoną, ar ne? Nueiti kažkur kažką sukasti, nueiti Molis kažkur labai gerai, kažką dabar pasodinti. pagalvojau. Molis, ar ne? Tik tai, Kad ir kokiai studijai. Žodžiu, kad kūnas veiktų, fiziškai veiktų, liestų. Ir per kūno tą veiklą, lietimą, tu akyse matai, kaip gimsta rezultatas. Aš čia visai neseniai su vienu žmogum diskutavau, iš kur tas begalybės toks jausmas. Tu darai, kaip nėra, taip nėra. Nes nematai akimis. Žinai, labai gerai pamatai, kai knygą perskaitai. Nes knyga tai visas atrodo holistinis gyvenimas. Ir pradžia, ir vidurys, ir pabaiga savo gyvenimo, taip nematai. Skaldai malkas, tai čia yra krūva, ar ne? Tu jas suskali ir tu matai, kad čia buvo taip, o dabar gavosi taip. Jauni žolė, tu akivaizdžiai matai. Tai man atrodo, fizinis kūno patyrimas veiklos, kad tu kažką savo rankomis, savo kūnu padarai, labai tikrai sujungia su žeme. Tai, kad tu matai, kaip keičiasi, nuo to pradėjai, dabar turi šitą. Tas suteikia tokį sveiką pasitenkinimo jausmą, kad aš atlikau, ar ne, aš patyriau, aš jaučiau, aš gavau. Tai ir tokių šiai dienai mums reikia susirasti. Aš vakar susiradau, labai paprastą, kompiuterinį tokį. Vakar tvarkiau nuotraukas ir supratau, kad rezultate buvau taip, o dabar esu taip. Tiesiog kartais verta pavartyti senas nuotraukas. Ir pamatyti tą pokytį, nes mesgi neturim net ir tam laiko. Ir tai, kad tu sakai, ir yra irgi tas stebėjimas ir tyrinėjimas. Tam, kad tai įvyktų, labai svarbu yra sustoti, save sustabdyti. Kartais net save paimti. Stop, palauk, kur bėgi, pažiūrėk. Ir tam reikia valios. Žinai, kaip tu sustoji vidury gatvės, tiksliau, būna taip, ne, sraute ir tave atjungia ir po 3 sekundžių tu iš galo girdi
pip. Nu, tai Iš reikia karto tave kelkraštyje pažadina. sustoti. Du turiu omeny, kad mus kartais atjungia, nepaisant nuo to, kur mes stovim, žinai, šviesoforas yra tokia puikia vieta, kur tu tikrai fiziškai sustoji. Žinai, tą akimirką, nu, ten gali ilgiau paskesti 3 sekundėm, Taip. negu kad vairuotojai už nugaros atrodo. Čia ką norisi paminėti, kad jeigu mes patys ar pačios savo neleidžiam sustoti, mus anksčiau ir vėliau sustabdo kūnas. Nes kūnas, jis turi labai stipriai pagrindinę inertę, kas yra išgyvenimas. Ir jeigu kūnas jau jaus, kad nu jau mes čia čiuožiam kažkur ne į tą pusę, jungs stop mygtuką. Ir kartais tai bus labai nemalonus stop mygtukas. Tai dėl to, nu čia tas nemalonus, tai aš turiu omeny negalavimai, nelaimės, nu daug visko nutinka mūsų gyvenimuose, tai tikrai yra nemalonu ir norisi, kad to nebūtų. Bet jeigu kūnas turės uždavinį išgelbėti mane nuo šitos begalinės inertės, kur aš jau dūstu, tai jungs mygtuką. Gal pastebėjai, yra va, tie srautai, jie pasireiškia va, ir techniškai gatvėse. Ir pridaužytų automobilių likučių ir taip, nu, va, techniškai tų autoįvykių, jų va, ties ta energijos sandūra, kai mes suaktyvėjam veiksmuose, atrodo lyg ir tie patys žmonės išvažiuoja į gatves ir ten gyvena, nu, nepadaugėjus, tai gan rugsėjo 1 visų. Taip. Tai va, lyg ir tie patys, ar ne, arba ten vieni jau nebevažiuoja, kiti važiuoja. Taip. Ir tų įvykių iš karto pasipila, nes mes kažkur to savo energijos, nu, staiga jos pakyla tonusas labai daug. Ir tada, nu, kaip ir belieka ją kažkur nuleisti, neutralizuoti, tai va ir paleisti, nes mes visi įtampoje ir bandėme suspėti tai, ką pareikalavo tuo metu aplinkybės. Ir mes vis tiek tame mėginam spėti, bet kokiu atveju dažniausiai nieks iš savo raciono, nu, arba retas, kuris iš savo raciono išmeta tai, kas jau ten, nu, va, šitas palauks. Nu, šitas šiandien nesvarbu, bet dar kas įdomiausiai, ta energija dar suskatina dar kažką apsimti. Tu pažiūrėk, jeigu tu neturi mokyklinių vaikų, tai mokslai būtinai prasideda rugsėjį. Nu, ten suaugusių mokslai, nu, kokie kursai, nu, dar kažką. Aš net specialiai dabar pristabdau, galvoju, ne, nesąmonė, reikia nepasiduoti šitai bangai ir palaukti truputį. Reikia truputį visiems išsiskaidyti per erdvę, nes kitaip bus sangrūda. Aš taip matau, nes mes vieni kitiem dar tas sangrūdas ir paskatinam, kad, nu, vat, mes dabar nieko neišmesim, bet paimsim dar daugiau. Nu, darysim tą vadinamą progresą. Taip yra. Ir jo, aš gražinčiau kažkaip prie, turbūt, kad prie kvėpavimo, pastebėjimo, kaip aš apskritai gyvenime savo kasdienybėje kvėpuoju ir pačia tiesioginė ir perkeltinė prasme. Ar aš tik įkvėpiu, ar aš ir iškvėpiu. Koks mano ritmas? Koks yra mano ritmas? Nes jeigu nėra iškvėpimo, tai ritmą mes tik 50% pasiemam. Mes turime nervų sistemą, ar ne? Ir mes visi turbūt daugiau mažiau žinom, yra simpatinė ir yra parasimpatinė. Vieni yra, kai mes aktyvus, kai mes einam, darom, kovojam, apsiginam, nu, žodžiu, veiksmas, ar ne? Kita yra, kai mes ilsimės, kai mes turim suvirškinti maistą ir suvirškinti gyvenimo įvykius, kai mes turime lėtai kvėpuoti, kai mes turėtume nugrimsti kažkokią, na, meditaciją. Nebūtinai medituoti, bet kūnas ilsisi, kūnas miega. Ir tada per tą aktyvumą mes tiek užskatinam simpatinę nervų sistemą, kad, man atrodo, mūsų visas kūnas pradeda, na, taip nesąmoningai suvokti, kad mes gyvenam pavojuje. Kad mums yra pavojus 24 valandas per parą. Ir nuolatinis stresas. Ir tai reiškia nuolatinį distresą. Prie Tai yra kurio mes ilgalaikė priprantam. įtampa. Ir mes priprantam. Ir tada, kas vyksta, vat, aš tikrai labai dažnai susiduriu, ateina žmogus, nu, kažkokios paslaugos, ar ne, masažo, konsultacijos ir kažko, mes pradedam nuo kvėpavimo. Dėl to, kad žmogus, vienas iš dažniausių, tarp kitko, nusiskundimų yra, sako, aš negaliu giliai įkvėpti. Sako, aš kvėpuoju, atrodo viskas kaip ir, nu, įkvėpiu, iškvėpiu, bet man toks jausmas, kad čia, sako, akmuo sėdi. Dažnas reiškinys. Tai yra labai dažnas reiškinys ir dažnėjantis, ir nepriklausomai nuo amžiaus. Ir jaunėjantis.
jaunėjantis, taip, jeigu vat, aš galėčiau, žinai, taip jeigu palyginti, yra vaikai, tai vaikuose aš patiriu, kad yra tiesiog toksai tremoras, nerimas ir neaišku jo kilmė. Ir man atrodo, tai yra refleksija to, kas vyksta aplinkui, tiesiog jinai per vaikus labai aiškiai matoma. Jaunimas, vidutinis amžius, kaip taisyklė, sakys, aš negaliu pilnai įkvėpti. Sunkumas krūtinėje, kažkoks ten akmuo, kažkur man dūrė, kažkas čia man yra. Ne? Tai va pagrindas. Tai taip, tai ir pradedame nuo to, kas yra kvėpavimas, kaip veikia mūsų kūnas ir ką galima būtų padaryti, kad atsirastų ventiliacija. Ir tai yra iškvėpimas. Gerai, ties tą ventiliaciją ir pabaikim. Man atrodo, kad pasakėm pakankamai, kad nebūtų per daug. Tai ačiū tau, Justina. Ačiū. Tikiuosi, kad įsirašė.